esu programuotoja jau 10 metų, moteris IT sferoje ir atėjo laikas kažką tai pasikeisti savo gyvenime. Ir mane visą laiką knietėjo sužinoti, kas tai yra analitika. Mes savo sferoje be galo daug su tuo esam susidūrę ir kadangi mes ieškom geriausio sprendimo savo programavime, mes irgi labai daug analizuojame. Bet labai knietėjo sužinoti, su kokiais įrankiais susidūrė ir dirba analitikai, kas tai yra iš viso. Beieškodami internete suradau Data Academy kursą, kuriame labai patiko man programa, kurioje aš suradau Power BI, suradau Pythoną, tai labai įdomus dalykai ir pabandžiau įsirašyti. Man pasiūlė smagiai pasirinkti tiek laiką, tiek vietą, nes vienintelis geras faktorius buvo tai, kad aš galiu dirbti tiek auditoriją su dėstytoja, tiek nuotoliu namuose. Tas labai padeda, kai tu turi ir darbą, ir šeimą, ir viską suderinti. Pradėjus studijuoti, supratau, kad man traukia ne tik pats kursas, ne tik programa, bet dar ir sklandžiai išdėstyta medžiaga. Dėstytojas iš tikrųjų yra labai patyręs ir labai aiškiai ir kantriai dirbantis su mumis, non-stop, tiek mailų, tiek paštų, tiek telefonu. Tu gauni be galo daug pagalbos, tu nesi vienas ir bedirbdamas gauni ne tik teoriją, bet tuo pačiu, bet dėstant teoriją, tu gauni ir daug praktinių žinių, viską išdėstydamas praktiškai. Tuo pačiu kurso metu tu dar darai ir atsiskaitomuosius darbus. Ir tas yra labai smagu, nes tu gali savo žinias įgautas kažkaip pertikti, parodyti. Ir tuo pačiu tu gali pats save įsivertinti, kur sustoji ir kur reikia dar patobulinti save. Ir visas darbas buvo tikrai labai smagus, labai intensyvus. Ir kas yra smagiausia tame, kad tu ne tik gauni žinias, bet tu įgauni ir save, ir pasitikėjimą savim. Ir tuo pačiu, parodydamas baigiamuosiuose darbuose save, kaip tau pavyko, tu gali parodyti tai ir kitiems, perteikti save kitiems per savo darbus. Ir kas man labai imponavo, kad aš iš tikrųjų ne tik buvau įvertinta mano kurso grupiokų, bet ir dėstytojos, bet ir žinoma ir kitų žmonių mane pasirinko ir suteikė galimybę įsidarbinti ir gauti darbą, nes jie pamatė mano darbus, mane įvertino ir dabar aš galiu save kvalifikuoti ir tobulinti kitur.